Pasiūlymas manikiuristui. Tiems, kuriems norisi klientų, ypatingai savo darbo pradžioje, ar ne, trūksta klientų. Norint pritraukti lojalius klientus, visada galima procedūros pabaigoje padaryti keletą masažinių judesių rankų pirštams palepinti su mūsų druska, kuri prisotinta eteriniais aliejais. Žodžiu, kvapas yra nenusakomai geras, jausmas, pojūtis yra dar geresnis ir po šitos procedūros bet kuris klientas mintyse galvos, kad ateityje eisiu tik tai pas šitą specialistą. Žinokit, lygiai taip pat man buvo kažkada, kol aš dar nepažinau šitos kompanijos. Tai žodžiu, manikiuristas pasiūlęs šitokį padaręs pabaigoje procedūrą, mini procedūrėlę padaro kelis judesiukus su šita druska, jis atranda dar daugiau lojalių klientų, kurie nori eiti pas jį. Bet galima procedūrą ir įkainuoti. Visada galima paklausti kliento, jūs norėsite su rankų spa ar be. Ir tą rankų spa procedūrą, pavyzdžiui, įkainavus 1 euru, kadangi kiekis yra 380, aš taip vos ne pusę kilogramo druskos, aš manau, kad iš šitos pakuotės galima padaryti daugiau kaip 100 procedūrų, bet tegul tai bus 100, ar ne? Tai dabar žiūrėkit, druska mums kainuoja 12,40, tiksliau klientams, ar ne? Tapus partneriu, kaip ir kiekvienam produktui, yra taikoma minus 35% nuolaida. Ir atėmus tą nuolaidą gaunasi, kad mums druska kainuoja 8 eurus 6 centus. Dabar žiūrėkit. Sumokėjus 8 eurus 6 centus, ką mes gauname? Mes padarom 100 procedūrų, kurias įkainavom 1 euru. Mes uždirbame 100 eurų. Ir reikia nepamiršti, kad sumokėjom prieš tai 8 eurus 6 centus, na, tarkim 8 eurus, ar ne? Vadinasi, mums pelnas yra 92 eurai. Nuo vienos druskos padarius procedūrą, kurią įkainavome 1 euru. Bet ta procedūra yra tikrai verta dėmesio, galima įkainuoti ją ir 2 eurais. Tai reiškia, kad iš vienos šitos druskytės mes gausime 200 eurų, o gal ir daugiau, nes aš tikrai esu įsitikinus, kad procedūrų galima padaryti dar daugiau, tiesiog niekada to nemėginome. Ir atimam sumokėtus pinigus ir gauname, kad mums nuo šitos druskos pavyko uždirbti 192 eurus. Nuo vienos pakuotės druskos ir tik įkainavus procedūrą 2 eurais. Dabar žiūrėkim, kas toliau. Mes dar galime šitą druską parduoti klientų, ar ne? Todėl, kad tai yra druska skirta visam kūnui, ne tik tai rankom. Mes galim supažindinti pasitelkdami rankas, ar ne? Bet jeigu mes šitą druską pasiūlome įsigyti, todėl, kad ją galima šveisti visą kūną, vietoj dušo gelio galima 2-3 kartus per savaitę naudoti, kūno oda šilkinė, oda pasikeičia net pažįstamai. Taigi, vėlgi žiūrėkim, klientas mums sumoka 12,40, mes sumokėjome 8 eurus 06 ir paskaičiuojam, koks pelnas. 12,40 atimame tai, ką mes sumokėjome, 8,06. Gaunasi, kad nuo vienos pakuotės druskos mes uždirbame 4,34 centus. Ar ne? Taigi, O kuriant struktūrą, auginant verslą, tos pajamos dar labiau didėja. Taigi, dar plus bonusas, komisiniai atlyginimas, taip, dar plus dekoinai, kuriuos mums kompanija duoda už pirkimus ir daugybė kitų naudų manikiuristui. Jeigu tu galvoji, kad visai norėtum, arba tu pažįsti manikiuristę, kuriai būtų įdomu, tai kviečiu pasidalinti šituo filmuku su savo draugais, arba po šituo postu pažymėti žmonės, kuriems tai turėtų būti įdomu.